ateina pacientas pas gydytoją, sako, čia man patikrinkit sveikatą. Gydytojas taip žiūri, nieko net nedarė, sako, pas jūs labai aukštas spaudimas. Tas sako, nesupratau, iš kur, sako, jūs nustatėt. Sako, paprasčiausiai pas jūs, kai odai, žiūrėkit, odai nusileidžia ant odos ir kanda, ar ne? Tai jie net sproginėja iš to spaudimo. Geras. Muša kraujas. Jėga. Vėlus vakaras, skambutis į duris. Žmona, atidaro duris, už durų vyras. Programuotis. Geras kaip maišas, tapkė, striukė suplėšyta, ištepliota, po akim mėlynė, laikos taip užsikabinęs, reiškia, už skambučio. Nu, sako pragai, tai kaip tu mano naujas desktopas? Taip, prieina prie tokio labai apšiurusio kioskelio vakare, paauglys, įkiša galvą, į kioskelį taip langelį, sako, alaus turit? Alaus yra, sakau. Na, o 18 yra? O licenzija yra? Nu gerai, ko čia iškart rėkit, matau, kad suaugęs. Man patinka trumpi, tokių dažnai atsiunčiat, štai vienas, užkimęs, bet atkaklus gaidys rytais mėto akmenukus į langus. Šitas geras, subtilus labai. Ir dar galiu vieną prie papačio. Prašau. Sumanus pitonas prarijo 2 skirtingos lyties kiškius ir daugiau jam nebereikėjo ieškoti maisto. Dauginasi nuolat. Jeigu jūs iš pasiuntinukų gatvėje gaunate reklaminės skrajutes su labai negražiais žmonių veidais, žinokit, artėja rinkimai. Tokia, kur pirštą darado. Vilniaus gyventojas darboholikas po darbo vis dėlto rado, kur pastatyti kieme automobilį, parūkė ir išvažiavo į darbą. Nu, tavo šitie tai labai geri, labai subtilus, labai išieškoti tokie. Gali būti, kad kažkas ir nesupranta. O beje, išaiškinta sena tiesa, atsimenu, anksčiau buvo tokia sovietinė mašina, nesusipratimas brūkšnelis, zaporožietis. Ne? Išaiškinta, kodėl zaporožiečio variklis būdavo gale, o priekyje bagažinė. Išaiškinta, kodėl. Dėl to, kad važiuojant tik tokiu greičiu, nu ten 30-40, nu 50 daugiau neišspausi, reikėdavo žiūrėti, kad kas daiktų nepavogtų. Čia geras. Teisingai. Nu jo. Gerulis šiaip taip. Pavėluotas koks 30 metų, bet nieko. Taip, dar vienas. Jei žmona medikė, o vyras mentas, tai vaikai bus medikamentai. Jo. Pasirodo, netrukus į kinoteatrus atkeliausiantis filmas 50 pilkų atspalvių turės labai tokią įdomią specifiką. Jis bus pirmasis porno filmas, kurio pabaiga baigėsi vestuvėmis. Aš daugiau neturiu. Aš turiu dar vieną ir tai bus viskas. Apie Čeką norisi. Sako, nėra jokios Darvino evoliucijos teorijos. Yra tik sąrašas gyvūnų, kuriems Čekas Norisas leido gyventi. Bravo.